norėčiau visiems padėkoti, kad čia atėjęs ir visų pirma, norėčiau pasidomėti, ko visi tikite šio vakaro. Gal kas bus pirmasis drąsiausias ir pasakys, ko laukiat šiandien. Naujų idėjų. Kas dar? Ar tik vienas žmogus pas mus drąsesnis? Supratau. Gerai. To paties tikime. To paties. Gerai. Tai ką tada? Visų pirma, aš tada gal siūlyčiau pašnekėti apie sąlygas, kokiomis sąlygomis mes pradėsim šį vakarą šnekėti. Labas. Grįžt. Šiandien man Gyčiui yra pirmas kartas vedant seminarą, dėl to tikimės jūsų pavykus susipratimų. Taigi sąlygos šią vakarą būtų tokios, kad netikėtumėt iš mūsų, kad mes būsim vienas burvas išminčiai, kad būtent kuriam laikui pasiliktume savo išankstinės nuomonės, mintis, ką girdėjot, ką matėt, ar dar kas nors panašaus, kad visi būtumėt čia ir dabar, jeigu yra galimybė prisijungti mobiliuosius telefonus ir kad tuo pačiu suvoktume visi, kad kuo daugiau žmogus žino, tuo daugiau jis ir nežino. Mes daug nežinom, biškį žinom, tai viską būna. Taip pat, kad vienareikšmės tiesos nebūna ir kad renkamės tarp geras ir geresnis, blogas ir mažiau blogas, tai kad tos tiesos gali kisti laikui bėgant. Abejokite viskuo, ką mes šiandien šnekėsim, nes patys turite įsitikinti, ar tai tiesa, ar tai netiesa, ar tai jums priimtina, nepriimtina, nes tai yra tik mūsų subjektyvi nuomonė, subjektyvus požiūris ir visa kita. Ir tie, kas patėjo čia tik tai dėl pasėdėjimo, galite nevargti, kad jie ačiū. Tie, kas galų gale nori kažką labiau pamastyti, išgirsti, pafilosofuoti, praplėsti požiūrį, padiskutuoti ir pradėti, tai patėjo į teisingą vietą. Ir aš noriu pasakyti vieną faktą, kad tiek jūs, tiek aš mes esame vieno kraujo tiesioginių žodžio prasme, nes kaip jūs esat žmonės, kaip jūs esat, kaip sakėm, su savo silpnybėm, taip aš esu su savo silpnybėm ir visi mes turime silpnybę. Taigi, kitas skaidrė. Tai šiandien šnekėsime principą apie šias temas. Tai būtų pirmoji tema, kurią šiandien paliesim, tai yra požiūris į gyvenimą, ką mes sakėm būtent, kad kaip mes suprantam visą pasaulio savo akim. Produktyvumą, kaip būti produktyviam, kaip galų gale būti visą gyvenimą besimokančių žmogum, būti lifetime learner, užsiimti savišvietą, kaip būti sąmoningų žmogum ir kaip formuoti savo gyvenime tikslus. Tai va taip. Pirmoji tema bus požiūris. Požiūrį šnekėsiu aš, jeigu Gytis turės kažką papildyti, būtinai papildys. Jeigu bus kokių nors klausimų, galite kelti ranką arba rašytis ant lapų. Gerai? O dabar mes pamatysime dvi skaidrės ir aš jūsų pasidomėsiu kelių dalykų. Vienos skaidrės, antros skaidrė ir sekantis. Ką mes turime tarp šitų skaidrių bendra? Kas gali sakyti sakyti? Banga. Banga bendra, ne? Jo. Teisingai. Tai principas yra toksai, kad visi mes esame bangininkai. Kaip jums būtų keista, bet visi mes šokinėjam tarp bangų ir visą laiką renkamės du variantus. Arba mes galime stebėti, kaip kiti nardo, arba galime nardyti tarp bangų patys. Tai yra, kad seniau žmonės bijodavo plaukti per audrą, jie neplaukdavo, o dabar kaip tik žmonės mėgaujasi plaukdami tarp bangų. Tai yra savotiška metafora, kurią galim laikui bėgame. Ir kad arba jūs patys pažabosit savo gyvenimo bangas, arba bangos pažabos jūs. Dabar, taip, sekantis skaidrė. Jūs renkatės bangą, arba banga renkasi jūs. Ar žinot, kas yra šis žmogus? Kas į salę žinot? Plaukikas. Plaukikas? Tų variantų? Ar yra kitų variantų? Ne. Urbanas. Žydumas Urbanas. Teisingai. Tai yra ultratriatonininkas Vidmantas Urbanas. Aš pasakysiu, kodėl jis yra įkeltas į šitą prezentaciją. Tai yra unikalus žmogus, kuris plaukime būtent nuplaukė 76 km ultratriatlone. Jis tai padarė per vieną dieną ir 7 valandas. Kitas
dalykas, ką jis padarė tam pačiame maratone, ultratriatlone, tai buvo jis dviračiu nuvažiavo 3600 km. Tai padarė per 8 dienas ir 23 valandas. Bėgte nubėgo 844 km, tai padarė per 7 dienas. Ir viso jo šitas ultratriatlonas truko 437 valandas, ir tai buvo 18-19 dienų. Klausimas, kaip jis tai padarė? Ar yra idėjos? Ilgas treniruotės. Atsakymas, jis tai padarė su malonumu. Kiekvienas žmogus, kad kokius sprendimus jis priimdamas, jis privalo tai daryti su malonumu. Tai yra lygiai taip pat kaip suvalgyti dramblį. Dramblys yra valgomas po gabaliuką. Šitą geriausiai pasakymą visi žino. Tai yra lygiai taip pat kaip bėgdamas ultratriatlone bėgimas, būtent tai jis nebėga kilometrais, jis bėga nuo stulpo iki stulpo, nuo punkto iki punkto. Tik tokiu atveju jis gali išlaikyti savo smegenis budrius ir koncentruotus. Ir kad ką jis dar gerą gyvenimo padarė, kad jis būtent plaukė 4 valandas, po 4 valandas, po 12-13 km ir po to jis lipdavo į laivą pasišildyti. Ultratriatlonininkas Vidmantas Urbonas įveikė ir giliausią ir šalčiausią pasaulio ežerą Baikalą. Jis pasakojo, kad 46 km plaukęs 17 valandų, nors tas žygis truko būtent 2 dienas iki tos vietos, ir vandens temperatūra ežere buvo 3-6 laipsniai. Tai rodo vėlgi ties ta riba, kuomet jau vanduo buvo šaltas. Ir būtent kai kada jo temperatūra nukrisdavo iki 30 laipsnių. 2007 metais perplaukė Stardų ežerus ir visą kitą. O kas šis žmogus? Žinau, kas nors? Savickas, teisingas, sakymas, Savickas, puiku. Tai yra Žydrūnas Savickas ir jis, būdamas 1,90 m, sverdamas 170 kg, yra pageręs iš 500 pasaulio rekordų. Virš 20, atsiprašau, pataisau, 20 pasaulio 500 čia. Skirtingos šaltinės skirtingai rašo. Ir jis tapo 5 sykių stipriausių pasaulio žmogumi. Ir kaip jūs galvojate, kad jis visą laiką buvo toks pats? Kas galvoja, kad jis visą laiką buvo toks pats pakelti dramblį? Su variantu, ja? Tai iš tikrųjų teisingas pasakymas yra, kad jis vaikystėje buvo džiūstas. Ir būtent jis, turėdamas tą problemą, pradėjo savimi rūpintis, pradėjo sportuoti ir pagal jo duomenis jo dėdė jam rekomendavo būtent tą padaryti konkrečiai siekti tikslo. Visos šitos skaidrės yra tiesiogiai susijęs su tuo, kaip mes kiekvienas žmogus formuojame tikslus ir dėl ko mes juos formuojame. Jei turimate kokią nors problemą, tai žinokit, kad tai yra ne problema, o situacija. Ir ją nereikia koncentruotis, o ją reikia išspręsti. Nes šiaip yra, bet kuri problema turi savo kelią, kaip jinai atsiranda. Tuo keliu, kaip atėjome, yra kelias kitas, kaip iš tos problemos, ar šiuo situacijos būtų galima išeiti. Tai reikia spręsti. Ir kad yra toks pasakymas, kad kiekvieno žmogaus problemoje slypi deimantų kalnai. Ir žinokit vieną faktą, kad jeigu jūs neįsite apie savo problemą, apie savo kalną, tai tada kalnas problema jis pas jūs. Konkretus faktas irgi buvo, taip pat mes šiandien su Gyčiu, kaip tik apie tai diskutavom, sako, kaip blogai, kad nesimokinau viešai kalbėti. Ir būtent sako, dabar atėjo pas mane kalnas ir man teks mokintis viešai kalbėti. Kalbėti, taip. Tai va, ir aš noriu vėl pasidomėti, kaip jūs įsivaizduojate, ar gyvenimas tai yra sprintas ar maratonas? Kas galvoja, kad sprintas? Kas galvoja, kad maratonas? Kiti negalvoja nieko. Gerai. Tai konkretus atsakymas būtų tai, kad gyvenimas yra maratonas, dabar pasakysim kodėl, ir dabar teikiam tam tikrus pasiūlymus dėl jūsų tolesnių tikslų gyvenimo. Tai yra, kad
Jūs privalot daryti tikslus ir gyventi tikslais. Ir trumpalaikis tikslas negali būti jūsų gyvenimas. Jūsų gyvenimas privalo būti ilgalaikis tikslas. Tai gali būti jūsų gyvenimo misija ar dar kas nors panašaus. Ir kaip mano labai gerbiamas jaunas žmogus mėgsta sakyti, sako, jeigu galvojate, tai galvok tik apie didelius dalykus. Think big. Tai galvokite apie kokias nors smulkmenas, koncentruokite į grandiozinius didelius dalykus, kad iš pirmo šono gali pasirodyti lyg ir neįmanoma. Kita tema, ką aš pavyzdžiui šiandien kaip paliesiu, tai yra produktyvumas. Ir tai yra tik tai mano ir tyčia subjektyvių nuomonė apie tam tikrus dalykus, jūs ją galite priimti, galite ją nepriimti ir patys pasirinkti, ką iš to, ką šiandien pasakysiu, išsinešti, ką galų galiu pasirinkti savo ir taip turiu panašiai. Taigi, turim draugelius, turim tūsus, turim prikolus, turim vadinamą liaudies tunyklą, socialinius tinklus, naktinius klubus, materialumą, mainstreamą, pavydą, žmonės, kurie siurba tavo energiją ir pinigus ir linkėjimas būtų, kad tokių žmonių mūsų gyvenime būtų kuo mažiau. Kad priimtas ir trumpalaikė laimė. Knygos, seminarai ir teisingi žmonės, kurie jūs supa, sakykime, teatras, kinas, parodos, kelionės, menas, išmintis, pozityvus mąstymas ir žmonės, kurie jūs tempia į viršų, tai būtų skatinamas dalykas. Ir tai yra ilgalaikė prasmė, ilgalaikis maratono bėgimas. Vėlgi, tai, ką dabar kalbėjome nuo pradžių, pasakiau, tai nėra viena tiesa, jūs patys nuspręsit, kas iš to jums tinka, kas iš to netinka, patys padarysit išvadas ar galų galą nepadarysit išvadas. Priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Tai va. Ir va, šiandien mes truputėlį buvom šnekėję apie tai būtent, kad kuo vieno laipsnio pokytis nuo tradicinės rutinos ilgalaikėj perspektyvoj jūs gali duoti jūsų rezultatą. Tie žmonės, kas gyvena savo rutininį gyvenimą, jie dažniausiai būna